Sveiki, Viasat krepšinio reporteris nenumaldomai artėja į pabaigą, na bent jau atrankinės laidos. Šiandien pradedame jau paskutinėsias iš jų, na o šį savaitgalį ir po savaitės, aišku, išsiaiškinsime, kamgi vis dėlto atiteks Viasat krepšinio reporterio auksinis bilietas. Šiandien mes paskelbsime dar vieną finalo dalyvį, tačiau maža to per artimiausias 2 dienas jų bus šiek tiek daugiau. Kodėl, kas ir kaip, paaiškinsiu šiek tiek vėliau. Tačiau pradėkime laidą nuo vieno video darbo, kuris man asmeniškai labai patiko. Povilas Pečkaitis, prisipažinsiu, kad vien už idėją Povilą būtų galima apdovanoti atskirų prizų. Ne veltui sakoma, kas paprasta, tas genialu. Labas, aš Povilas ir šią nuostabią dieną sugalvojau, kad reikia pralinksminti keletą žmonių. Taigi pasidalinsiu savo gudrybėmis, kaip tai galima padaryti. Pirmoji jų nuostabusis plakatas. Smiley Day – tai pavadintas Povilo darbas. Manau, kad Povilai pralinksminai ne vieną merginą Kauno Laisvės alėjoje ir tuos, kurie peržiūrėjo tavo video darbą. Dar vienas būdas pralinksminti žmonės. Labiausiai tinka merginom, tai padovanoti gėlių. Vasilijui Pancerui norisi padėkoti už gerą darbą, atnaujinant krepšinio aikšteles. Na o dabar, vienas į finalą patekęs dalyvis. Dėl paskutiniųjų vietų finale virė nuožmus mūšis ir trečiuoju finalo dalyviu per savaitę surinkęs daugiausiai jūsų palaikymų tapo Vaidotas Zajarskas. Esame šalia Lietuvos krepšinio mekos, Kauno sporto halės. Visai netrukus ant parketo įžengs Kauno technologijos universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto ekipos. Jos skaus dėl teisės vadinti stipriausia Lietuvos dienų krepšinio lygos ekipa ištisus metus. Ką mano apie šį dvikovą studentai? Ne vieną Europos, pasaulio ir netgi olimpinį čempioną mačiusią Kauno sporto halėje šįkart svečiuosis kiek menkesnio ryškumo žvaigždės. Tačiau kova dėl to nebus mažiau atkakli. Vaidoto Zajarsko ir kompanijos reportažas apie studentų krepšinio lygos finalą. Visą jį galite peržiūrėti internete. Na, o čia keletas ištraukų iš tikrai labai neblogo darbo. Tik nežinome, ar čia dirbo vienas žmogus, ar daug. Spėjame, kad daug, nes ir filmuota, ir kalbinta, ir montuota, aišku. Daugybė darbo, daugybė įdėta pastangų ir darbas tikrai vertas patekimo į finalą. Vis dėlto prieš prasidedant didžiajai pertraukai Mindaugas Kuzminskas tritaškių metimų sugrąžino savo komandai turėtą pranašumą. Po didžiosios pertraukos Kadu vėl kilo į šturmą, bei sužaidė atkarpą 14-6, po taiklių Edgaro Stanionio baudų sumažino atsilikimą iki minimumo 51-50. Tačiau daugiau patirties turintis varžovai vėl atitolo, o prieš lemiamą ketvirtį susikrovė 2-ženklę taškų persvarą 68-56. Po šio epizodo Katu krepšininkams nebepavyko priartėti ir pergalę rezultatu 86-74 iškovojo Vytauto didžiojo universiteto krepšininkai. Kaip sakiau, mūsų pergalingą žygį sustabdė pagaliau finale, nes iškovojame kitai 10 pergalių iš eilės ir tai, kad, kaip suprantu, tai yra mūsų KTU instituto yra rekordas, šitos komandos rekordas per daugelį metų. Rytoj pažintis su trečiuoju komisijos nariu, sporto žurnalistikos mokykanu Vidu Mačiuliu. Tačiau jūsų dėmesio lauksime ir sekmadienį, nes dėka jūsų aktyvumo į finalą deleguosime dar 2 dalyvius. Kas jie, sužinosite per artimiausias 2 dienas.